gyventi, nes nuo nerimo gali prasidėti ir psichozė, ten, sakykime, po savaitės ar mėnesio, nes pirmo prasideda nerimas, paskui sutrinka miegas ir tada jau visi kiti simptomai išsirutulioja. Kartais žmonės ieškosi tų diagnozių ir visai apsidžiaugia tomis diagnozėmis, nes gali gauti kažkokios antrinės naudos, tai pavyzdžiui, rūpesčio, ten tėvų kažkokio palaikymo, kartais jaunesnių žmonių tarpe ir to finansinio išlaikymo, sakykime, nes jis yra nepajėgus šiuo metu kažko daryti. Kartais reikia to žmogaus iš šalies, kuris pagelbėtų atrasti tuos būdus ir pabūtų tą mama, kurios trūko kažkada vaikystėje arba kitų ten autoritetingų kažkokiu asmeniu, kurį galėtum atsiremti ir kartu tuomet jau tam, sakykime, brandžiam amžiui pradėtum augti iš naujo. Sveiki, mėlyjeji, mes vėl su jumis, tai yra tinklalaidė Čia gera ir mes kalbam apie tai, kaip mes jaučiamės, apie tai, kaip kas nutinka su mumis, ko mes nepažįstam, ko mes nežinom ir mūsų svečiai padeda mums vis giliau save pažinti. O mudu, aš esu Aušra. Aš Mantas, taip kaip Aušra minėjo, stengiamės pažiūrėti ir iš skirtingų perspektyvų, kaip atrodo iš mano kartos, kaip iš Aušros ir gilinamės vis gilin, taip? Vis gilin. Sakydami ir jums pasidalindami su jumis, kad nepriklausomai nuo amžiaus, nepriklausomai kiek metų, visi jaučiame vienodai, visiems vienodai skauda, visi vienodai džiaugiamės, tik tai priežastis gali būti skirtingos. Ir apie tai mes irgi šnekame. Taigi šiandien mūsų viešnia yra jauna specialistė, jauna psichiatrė Agnė Sipavičiūtė, kuri turbūt, ar jau galiu sakyti, gydytoja, ar reikėtų sakyti dar rezidentė? Jau gydytoja, bet gydytoja rezidentė psichiatrė, tai dar nesu psichiatrė. O dar yra ir psichoterapija, kurioje Agnė taip pat yra, ir apie tai papasakos Agnė pati plačiau ir išsamiau. Kadangi mes paminėjom jau kalbantis ir psichiatrė, ir psichoterapeutė, tai noriu nuo to, Agnė, ir pradėti. Tai kurgi čia yra dabar ta paslaptis? Kas yra psichologas, kas yra psichiatras, kas yra psichoterapeutas? Kuo skiriasi psichiatras nuo psichoterapeuto? Taip, tiesiog dažnai maišoma ir prašau psichiatras yra gydytojas, baigęs medicinos studijas ir tada baigęs psichiatrijos rezidentūrą. Tai bendros medicinos studijos ir tada stoja vėl iš visų specialybių renkas ir išsirenka psichiatriją ir įstoja į psichiatrijos rezidentūrą ir ją pabaigęs yra gydytojas psichiatras. Psichoterapeutas. O ką daro psichiatras? Psichiatras gydo vaistais, vertina psichikos būseną ir iš esmės orientuojasi į medikamentinį gydymą. Psichoterapeutas, tai jisai gydo žodžiu, vaistų neskiria, bendradarbiauja su psichiatrais ir kitais specialistais, bet kad taptum psichoterapeutu, tai turi būti pabaigęs arba medicinos studijas, arba psichologijos studijas ir tuomet gali stoti į tokias podiplominės studijas. Yra psichoterapijos krypčių, kur nebūtinos psichologijos arba medicinos studijos, yra dar ten kiti kriterijai kažkokie, bet tose studijose, kuriuose aš esu, tai tenai kriterijai yra tokie ir tada tu tiesiog susitinki ir bendrauji su specialistu ir tave gydo žodžiu, santykiu ir tuo ryšiu, kurį tu kuri. Tai yra labai ilgalaikis procesas, o psichiatrinis jis toks greitesnis, bet irgi trunkantis priklausomai nuo sutrikimo. Gali trukti ilgą laiką, tas bendradarbiavimas. Tai psichologas ir psichiatras yra labai panašus. O psichologas dar yra trečias dalykas. Tai psichologai tai yra žmonės, kurie pabaigia psichologijos studijas, psichologijos magistrą. Tada gali stoti, pavyzdžiui, psichoterapijos studijas. Tai jie baigia filosofijos fakultete tiesiog kita kryptis. Tai jie nėra gydytojai. Jeigu Vilniaus universitete, bet psichologai ruošiami ir kitose aukštosiose mokyklose. Ir gal galėtum pasakyti, psichologo darbo ribos kokios yra? O jų darbo ribų tai aš neapibrėžčiau, nes nelabai esu susidūrusi, bet iš esmės tai psichologai, klinikiniai psichologai, kurie su mumis dirba, tai jie
padeda mums tame darbe atlikdami psichologinius vertinimus, savižudybės rizikos vertinimus arba atlikdami konsultavimą. Tai kuo skiriasi psichologas nuo psichoterapeuto, tai psichoterapeutai dirba vis tiek tokiam gilesniam ryšyje ir gilesnis yra darbas ir ilgesnis procesas. Psichologai labiau taip gal per paviršių konsultuoja. Tai ačiū Agne už paaiškinimą, nes iš tiesų yra labai daug painiavos ir jauni žmonės neatskiria apie ką yra, kur tos ribos yra psichologo, psichoterapeuto ir psichiatro. Grįžtant į savo ankstesnius prisiminimus apie psichiatriją, tai būdavo tai sovietiniais laikais, kuomet psichiatrija buvo viena iš priemonių sutramdyti, ne tik tai fiziškai tiesiogiai, bet tiesiog izoliuojant žmogų, jeigu jis yra, kaip buvo sakoma, pavojingas visuomeniai. Tarkim, jauni aktyvų žmonės, protestuojantis prieš režimą, jie buvo laikomi ligoniais ir uždaromi į įstaigas. Tai žinoma, nebėra viso šito. Yra didžiulis pokytis, bet Agne, tu kaip jaunas žmogus atėjęs į šitą posistemą, į šitą naujai besikuriančią sistemą, kiek jauti dar tos atliepos iš praėjusių laikų? Kadangi palyginti negaliu, tai aš nejaučiu to. Labai, tų tokių politinių kažkokių dalykų tai jų iš vis nėra, bet ta prasme tiesioginė prasme tai būna, kad reikia žmonės suvaržyti, bet tos stigmos sumažėja ir žmonės patys kreipiasi, bet kad kažkas kažkur kažką pakištų, tai tam net nebėra kažkaip aplinkybių, nes tikrai labai gydytojai kliniškai dirba ir vertina tas būklės ir dažnai tai įsitraukia daug specialistų, ne tik vieno, tai yra kažkokia nuomonė. Tai žmonės niekaip nėra apribojami, o jeigu tai yra pavojingas kažkoks pacientas, tai tuomet jie tikrai yra ir fiziškai suvaržomi ir tada atitinkamose įstaigose gydomi, bet dėl kažkokių politinių sumetimų ar dėl kitokių paskatų, tai nematau, kad tai vyktų. Žodžiu, stigmos dingsta po truputėlį, taip? Mano manimu, tai tikrai taip. Turbūt ir žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas ir visa tai, kas nutikė jau laisvoje Lietuvoje ir tikrai nemažai metų. Tas pokytis yra, mes girdim kartais priešingus dalykus dabar ar ne, kad žmogus, kuris turi tam tikrus psichikos ligą, psichinį sutrikimą, tarkim, nesuteikiama ta pagalba, kurios viliasi, tikisi, įpratę, yra šeimos nariai. Aš pati esu susidūrusi prieš 10 metį gal, kuomet labai žavingas vyras vaikščiojo Gedimino prospektu ir prašydavo žmonių, sakydavo, duok man litą arba 10. Ir jis buvo dailiai apsikirpęs, dailiai apsirėdęs, 3 dienoje jau buvo apžėlęs barzda ir taip kokioj po savaitės jo grožio nebeliko ir jis vis tiek prašė lito arba 10. Ir galvojame, kaip padėti šitam žmogui. Tai buvo atsakymas, kreipiantis į tarnybas, kad jeigu jis nėra visuomeniai pavojingas, tai kaip ir nereikėtų kištis. Kokia tavo nuomonė? Tai mano irgi tokia nuomonė yra, kad jeigu žmogus kelia pavojų aplinkai arba pats savo, tai arba turtui ten kažkokiam, arba šiaip kažkokiai veiklai, tai tuomet tikrai turi būti gydymas vykdomas net ir prieš jo valią, jeigu tai yra jau pavojinga. Bet iš kitos pusės tai dažnai yra atsižvelgiama į žmogaus ir paties ligonio poreikius ir jeigu jisai ten turi kažkokį pageidavimą toliau girdėti balsus, tai jis iki kažkokio lygmens gali juos girdėti ir ten nėra jisai visiškai nugydomas ir verčiamas pritapti prie visuomenės. Jie būna keistesni, kažkokie kitokie, bet iš esmės tai nėra gydytojų tikslas jų visiškai išgydyti to sutrikimo taip, kaip mums atrodo. Ir pakeisti žmogaus savastį. Taip, mes jų nekeičiam, bet
pagrindinis tikslas tai yra juos kažkaip adaptuoti prie tos visuomenės, kad jie galėtų funkcionuoti labai kažkaip komfortabiliai ir kokybiškai, galėtų gebėti turėti darbą, šeimą ir turėti visas socialinės garantijas. Tai labiau yra apie tai, nes ne visas ir ligas mes galime išgydyti. Tai pagrindinis tikslas yra juos adaptuoti prie to kokybiško tokio gyvenimo. Supratau, tai žodžiu, jeigu žmogus nėra pavojingas, viskas tvarkoja, jisai gali dalyvauti visuomeniai, yra neišgydomų. O kada galima pastebėti, ar žmonės patys ateina, kada jau jie žalingi yra, ar dažniau būna taip, kad kažkas jiems iškviečia, arba jūs iškviečia, kokia, sakykime, tai labai įvairiai būna. Žmonės, kuriem patiem trukdo tas sutrikimas ir jiem yra labai sudėtinga su juo būti, ten tarkim kokios depresinės būklės, tai labai sunku patiems funkcionuoti ir jie pajaučia tą sutrikimo pradžią arba jau įsibėgėjusią tą būklę, kai jie tiesiog iškrenta iš konteksto, iš savo visuomenės ir jų funkcionalumas tiesiog krenta, jie tada kreipiasi patys, nes jaučia simptomus ir dėl tų simptomų kreipiasi. Bet būna sutrikimų, kuomet labai sutrinka ir jų kritika į jų būseną ir tada jie patys niekada nesikreipia ir jie būna atvežti per prievartą ir būna atvežti po 3 metų, kai jie būna ūmioj psichozėj, būna atvežti su policija, su antrankiais, būna artimieji iškviečia, būna net kartu gyvenantys artimieji iškviečia. Tai labai įvairiai būna, priklauso ir nuo jų būsenos. Supratau. Tai žodžiu, aš linkoju link tavo dienos, kadangi esi šitoj srity jau gydytoja ir psichiatrijos ligoninės diena iš tikrųjų, ką ten sutinki? Tai šiuo metu dirbu Respublikinėje psichiatrijos ligoninėje Naujoje Vilniuje, tai dirbu gydytoja asistentė. Dirbu skyriuje, stacionariam, tokiam pavadinčiau gal poūmiam ir greta tada kartais pabudžiu budėjimuose. Tai ten jau kur atveža greitosios kartu su policija arba be policijos, arba su siuntimais atvyksta, arba perveža iš kitų ligoninių. Tai ten atveža jau tokius ūmesnius pacientus, kuriem reikia pagalbos greitos ir dabar ir juos reikia stacionarizuoti. Arba ateina žmonės patys su siuntimu, nes nebegali tos būklės koreguoti ambulatoriniam sąlygom. Ir tada iš priėmimo jie jau patenka į skyrių, kur jau prasideda tas visas bendravimas jau su gydančiu gydytoju. Ir paskiriamas tada gydymas, jis koreguojamas, atsižvelgiant į būklę, yra stebima jo būsena visos dienos metu, visos paros metu, slaugytojos perduoda, yra visa komanda, kuri stebi jo būseną, ką jisai veikia, kaip jisai bendrauja, nebendrauja ir yra pastebimi patys mažiausi kažkokie būsenos pagerėjimai. O kada žmogui jau yra ta riba, kad jam reikia stacionaro? Visų pirma, gal šiaip žmonėm turbūt ne visiems aišku, kas yra stacionaras. Gal galėtum tiesiog papasakoti? Tai stacionaras yra gydymasis ligoniniai, kur tu esi tiesiog skyriuje ir gydaisi kaip ir bet kokiam kitam chirurginiam skyriui. Taip. Ir guli tada visą laiką ligoninėje ir neturi galimybės grįžti į namus. O ambulatorinės sąlygos čia kaip poliklinikoje nueini, pasikonsultuoji ten kartą, paskui po savaitės, po mėnesio ir esant poreikiui, žodžiu. Tai kada jau reikia tos pagalbos stacionarinės, tai priklauso nuo būklės sunkumo. Tai mes turim tokias kaip ir būtinosios pagalbos indikacijas, tai kada jau yra tikrai žmonės gydomi stacionare, tai yra, sakykime, sunkia abstinencijos būklė po ilgalaikio alkoholio vartojimo jį nutraukus. Tuomet yra aukšta suicido rizika, kai yra suicidinių minčių arba jau po ketinimo, po savižalos arba turint kažkokių labai didelių išgyvenimų, krizių, kai reikia saugios aplinkos užtikrinimo. Tuomet yra ūmi psichozė, kai žmogus tiesiog gyvena abiejose realybėse arba labiau net kitoje realybėje, tada reikia jam stacionarinio gydymo, kad būtų užtikrinta ta saugia aplinka. Sunki depresija irgi tai įeina nebūtinai, net jeigu nėra suicidinių minčių, bet kai yra sunku koreguoti tą gydymą ambulatoriniam sąlygom, pasirūpinti jo vaistų vartojimu, nėra kas prižiūri arba nėra kas pagelbėja. Tai tokie dalykai. Agne, sakyk, o kokia tavo patirtis ir ką tu matai tiek poliklinikose dirbdama ar ne, rezidentūros savo planą atlikdama, tiek jau darbo vietoje apie jaunus žmonės ir labai jaunus žmonės. Ir kokia yra jų ligų, jų problemų, jų sunkumų panorama, apie ką yra?
Šiaip psichiatrija apskritai yra toks mokslas ir tokia sritis, kur pacientai apskritai yra jauni ir tos ligos yra jaunos. Aišku, turim visų amžiaus pacientų, bet psichiatrijoje iš visos medicinos, manau, yra dauguma jaunų pacientų. Patys jauniausi, tai jie būna depresiški arba išgyvenantis kažkokias krizės egzistencinės arba kažkokias naujas sritis gyvenime, kai jiem reikia keisti, adaptuotis kažkaip naujai ir jie neturi tų įgūdžių, jie tada dekompensuoja ir įkrenta į kažkokias būsenas, kurias jiems sunku ištverti. Ir visos sunkesnės ligos, visos psichozės irgi dažnai ištinka jaunam amžiui. 20-mečiai, 30-mečiai, tokie žmonės patenka. Tai įvairių tų būna būklių. Dėl visų sutrikimų jie gali patekti į psichiatrinę ligoninę arba pas psichiatrą apskritai poliklinikoje. Tai labiau poliklinikose jie kreipiasi dėl tokių paprastesnių skundų, kaip nerimas, pablogėjusi nuotaika, nemiga, o jau stacionare jau būna labai bloga nuotaika. Jau būna suicidinės mintys, būna savižala. Tokie dalykai. Agne, sakyk, ar būtinai po nerimo jautimo tokio lengvo, kai jisai sunkėja, prieinama iki suicido, ar tai nėra taisyklė? Priklauso nuo aplinkybių, dėl to psichiatrai labai renkasi smulkiai visą anamnezę nuo pat gimimo ir kartais reikia ir objektyvių duomenų iš tėvų, iš artimųjų, kad tu galėtum suvokti visas tas aplinkybės ir kas čia įvyko, ar tai yra kažkoks nerimas tiesiog kylantis iš vidaus, neaišku dėl ko, ir tai yra tokia endogeninė iš vidaus kylanti kažkokia liga be prasidedanti, nes nuo nerimo gali prasidėti ir psichozė, ten, sakykime, po savaitės ar mėnesio, nes pirmo prasideda nerimas, paskui sutrinka miegas ir tada jau visi kiti simptomai išsirutulioja. Gali po nerimo, pirmą pradėti žmogus jausti nerimo, paskui tik nuotaika, dažnai nuotaiko žmonės net neįvardyja kaip skundo, nes jie nepajaučia to, labiau akcentuojasi į tokius fizinius išgyvenimus, kaip į tada, kai nutinka panikos ataka, kai jau būna visiškas nerimo toks didžiulis pliūpsnis, arba kažkokiais tokiais kūniškais simptomais. Tai tada jie kreipiasi, bet nebūtinai tai gali būti liga, būna žmonės patiria nerimą dėl paprastų kasdienių kažkokių išgyvenimų arba didesnių krizių, kurie subjektyviai jiem reikšmingi, bet nebūtinai tuos dalykus reikia gydyti. Tas būdinga labai, pavyzdžiui, paauglių tarpe, kad, tarkim, dėl kokių egzaminų, tai mes gydymo turbūt, kad neskirsim, tai toks ganėtinai natūralus dalykas ir tas nerimas, jisai niekaip nepanaikinamas ir paprastam gyvenime. Jis turi būti. Taip, socialinis nerimas, atsiprašau, aš dar noriu baigti šitą klausimą su Agne. Tas socialinis nerimas yra tokia natūrali būsena, kuri be jos neturėtume atsargumo. Gal galėtum, Agne, tiesiog aiškiai, kiek tai įmanoma pasakyti jauniems žmonėms, kada iš tikrųjų mano būsena, mano jausena, mano nerimas jau yra tas, kada vienas turbūt nebesusitvarkysiu. Ir kokia ta pagalba, koks pagalbos eiliškumas galimas? Manau, kad labai subjektyvu yra, bet pirmiausia, tai žmogus pats turi stengti save stebėti ir kažkaip atpažinti savo tos kažkokius blogumus, kurie vyksta ir jau tada gal kreiptis pagalbos arba bandyti pačiam išsispręsti, tai kažkokiais dalykais, kurie jį džiugina, tą nerimą malšinti, tai gali būti patys paprasčiausi dalykai. Bet tuomet jau, kai yra blogai, tiesiog jau būna viskas blogai ir nebegali išlipti iš lovos, sutrinka, nebenori eiti į mokyklą arba ten į darbą, nebesugebė atlikti kažkokių savo įprastų užduočių, sutrinka dėmesio koncentracija iš to nerimo, kai nebegali, savim pasirūpinti, nueiti dušą, išsiplaut galvos, tokie paprasti dalykai, kurie labai reikalauja daug jėgų ir pastangų, tai čia jau tada reiktų kreiptis į specialistą. Esant kažkokiai kriziai, tuo momentu susikaupus emocijoms, tai galima skambinti visom linijom, kurios su tuo dirba, tada jie gali tave nukreipti kažkur, ar tau iš tikrųjų reikia pagalbos, ar tau užteks tik paprasto pokalbio, jeigu tai tęsiasi ilgesnį laiką ir tikrai gali artimieji tuo pasirūpinti, arba, pavyzdžiui, nukreipti pas psichiatrą, arba turi galimybių pats užsirašyti, turi jėgų, sakykime, ar ne, ir tos motyvacijos kreiptis, tai galima pačiam užsiregistruoti
pas psichiatrą nereikia siuntimo, iš karto pas jį patenki. Aišku, yra eilės, bet yra visą laiką ir būtinoji pagalba, ten galima patekti, kad ir tą pačią dieną pas specialistą. Jeigu tai nėra kažkoks degantis reikalas, galima kreiptis į psichologus, galima kreiptis į psichologus poliklinikoje, galima ieškotis privačiai, rasti, kuris turi vietą. Jeigu jau tai visiškai dega, galima visada kviestis greitąją. Pratau, man toks įdomus dalykas, girdėjau turbūt populiariausia, nes sakai, kad kai jau nebegali atsistoti iš lovos, kai jau nebegali išlipti, tai aš kaip suprantu apie depresiją kalbi, taip? Taip. O dabar labai plinta toks žodis perdegimas. Ar perdegimas ir depresija yra tas pats? Aš manau, kad perdegimas gali įeiti į depresijos struktūrą, bet perdegimas jisai labiau atsiranda tada, kai tu nebesugebi susitvarkyti su tuo darbu, bet tu vis tiek išeini į tą darbą, bet sutrinka ir tavo dėmesio koncentracija, tiesiog tu nebe taip džiaugiesi tuo darbu, nebegali atlikti tų užduočių taip, kaip jas galėjai atlikti, bet simptomai iš esmės jie manau, kad yra panašus. Mes perdegimo, kaip pasakyti, stacionare mes nediagnozuojam perdegimo, mes dažniausiai gydom depresijas, nes tai vis tiek įeina į depresinę struktūrą ir tie skundai būna labai panašus, nes gali būti tos depresijos, netrodyti taip, kad guli lovai. Gali būti jos labai nerimastingos, kai žmogus tiesiog savo neranda vietos iš to viso savo blogumo ir nerimo ir įtampos. Gali labai pradėti koncentruotis ties savo fiziniais pojūčiais ir ieškoti savo kažkokių ligų ir eiti per visus kitus specialistus, o tai tiesiog bus kažkur depresija ir reikės antidepresantų gydymo. Tu paminėjai tiesiog ar ne, kad ieškoti ligų. Manyčiau, kad šiais laikais šiek tiek ir madinga atrasti savo diagnozę, ypatingai psichikos srities diagnozę, ir jie tarsi pasimatuoti ir tuo, tariamai pasididžiuoti. Ar apie ką tai byloja? Labai gali būti daug visokių situacijų. Kartais žmonės ieškosi tų diagnozių ir visai apsidžiaugia tomis diagnozėmis, nes gali gauti kažkokios antrinės naudos, tai pavyzdžiui, rūpesčio, tėvų kažkokio palaikymo, kartais jaunesnių žmonių tarpe ir to finansinio išlaikymo, sakykime, nes jis yra nepajėgus šiuo metu kažko daryti. Kartais tai apsunkina jų tolimesnę adaptaciją, jeigu tai nėra kažkoks, tikrai labai rimtas sutrikimas, sakykime, ir tai yra labiau akcentuojamasi į medikamentinį gydymą arba apskritai į diagnozę, kaip kažkokią etiketę. Bet jeigu žmogus yra suinteresuotas, labai skiriasi iš pokalbio, ko jis iš tikrųjų nori, ar jisai nori pagalbos, ar jisai yra motyvuotas pats bendradarbiauti, ar jisai nori tik medikamentinio gydymo kaip kažkokios stebuklingos lazdelės, kas dažniausiai irgi nesuveikia, nes reikia viską labai kombinuoti kartu su psichologiniu konsultavimu, su tolimesniu psichoterapiniu gydymu, nes antidepresantų paskirimas yra tik pati pradžia, pirma tokia stotelė ir labai daug kas priklauso nuo pacientų motyvacijos. Tai... Pasakai, skiriasi. Kuo skiriasi, tarkim, pacientas, kuris ateina, tikrai jam reikia pagalbos ir tas pacientas, kuris, jam reikia rūpesčio ir tiesiog dėmesio gal? Tokie nesveiksta. Jie labai sunkiai sveiksta, nors tu kaip ir kliniškai matai, kad jiem nėra super blogai, bet jie vis tiek deklaruoja tą savo labai blogą savijautą ir labai akcentuoja tuos savo skundus. Ir jie tiesiog atrodo kitaip, o kiti labai būna motyvuoti ir siekiantis pagalbos ir labai klausia, kas dar galėtų padėti, tuomet jie ieško, kur toliau po stacionarinio gydymo kreiptis, ar į kažkokį psichikos dienos stacionarą, ar ieškotis psichologo, psichoterapeuto. Jie tuomet patys, dar būdami ligoninėje, domisi, ieško, skaito, jau ieškosi kontaktų kažkokių, priima tikrai labai tavo rekomendacijas kažkokias. O tie, kurie labiau siekia tos antrinės naudos, tai jie ir dažniau sugrįžta gal arba sunkiau adaptuojasi ir labai tikisi, kad gydymas padės neįdedant į tai pastangų. Ir nesikreipiant tos pagalbos, kai būna duodu pacientams namų darbams savaitgaliui pasiieškoti, kas juos domina, gal kažkokią psichoterapinę kryptį išsirinks ir tuomet ieškosi specialisto, tai dažniausiai tokiam reikia sukramtyti ir paduoti, kurie nenori, o kurie nori, jie jau būna atlikę tos namų darbus ir patys susiradę tos pagalbos. Tai mes esam skatinami, kad pacientai patys ieškotųsi.
tiesiog įveiklinti, įgalinti žmogų, ar ne. Iš tikrųjų, turbūt galima būtų sukti tą filmuką, tą ratą į kažkada patirtus išgyvenimus, į kažkada patirtas traumas, ypatingai tiems, kurie vis ieško, vis nori prisitraukti, prisišaukti apkabinimą, išgirdimą. Kokie kiti būdai yra negydymo būdai užpildyti tą tuštumą, kuri tęsiasi neužpildyta nuo labai labai senai. Aš vis tiek manau, kad pagrindinis būdas tai yra psichoterapinis gydymas, nes kartais reikia to žmogaus iš šalies, kuris pagelbėtų atrasti tuos būdus ir pabūtų tą mama, kurios trūko kažkada vaikystėje arba kitų ten autoritetingų kažkokiu asmeniu, kurį galėtum atsiremti ir kartu tuomet jau tam, sakykime, brandžiam amžiui pradėtum aukti iš naujo ir atrastum kartu su juo tuos kitus būdus, kurie gali būti labai įvairūs. Vieniem gal ten pasivaikščiojimai lauke labai nuramintų, kiti remiasi į sportą, bet tas sportas irgi dažnai tampa tokiu gynybos mechanizmu, kad kai blogai, tai tada jį nusportuoti, bet kartais reikia su tą nuotaiką irgi pabūti. Ir ne visiems tai veikia, nėra kažkokių labai receptų, kurie visiems veiktų vienodai. Tai visi turi ieškoti savo nusiraminimo būdų ir tų nemedikamentinių dalykų ir juos surasti galima su specialisto pagalba. Iš tiesų, Agne, tiek tu daug atskleidėjai informacijos, kiek daug yra aplinkoje pagalbos ir jeigu nutinka taip, kad jauti, kad tau ta pagalba reikalinga, o pats nelabai gali, neturi jėgų, sunku išlipti iš lovos, pasiimti telefoną ir pasižiūrėti, kurgi ir kasgi tą informaciją teikia, tam yra turbūt artimieji ir kiekvienas dažniausiai turi bent vieną draugą, kuris gali padėti ir nukreipti. Tai būkim vieni kitiems draugiški ir dėmesingi ir būkime vienas kitam tie padėjėjai. O mano paskutinis klausimas, jeigu man tas daugiau nebeturės, yra apie pastebimą tendenciją, kad ir statistika tą byloja, ir tyrimai atlikti, kad jauni žmonės, didžioji dalis jaunų žmonių deja, išgyvena sunkius jausmus, o arti pusės jaunų žmonių vartoja tam tikrus medikamentus, dažniausiai antidepresantus. Koks tavo kaip jaunos gydytojos požiūris yra į tuos medikamentus ankstyvame amžiuje? Ar tai yra iš tikrųjų pagalba, ar yra pavojai po šituo? Pavojų tai nematyčiau, nes antidepresantai nuo jų nekyla priklausomybė, kas yra labai didelis mitas ir žmonės bijo gydytis, kreiptis pagalbos, nes bus skirti vaistai gydymui ir tuomet jie taps priklausomi. Tai to nėra. Ir po pirmo depresijos epizodo gydymas yra rekomenduojamas tęsti po pagerėjimo apie 6-9 mėnesius. Tai antidepresantų, perspektyva yra tokia, kad juos bus galima nutraukti būsenai pagerėjus, bet tam, kad jinai pagerėtų ir ją būtų galima įtvirtinti, reikia vis tiek kreiptis tolimesnės pagalbos. Tai nėra vienintelis kažkoks būdas, į kurį reiktų kabintis, tai tik antidepresantų vartojimą. Bet iš tikrųjų tie skaičiai, kad ir gąsdina ir kad žmonės kažkaip nėra labai patenkinti savo gyvenimu ir tą savo psichikos būseną, kita vertus ir džiugina, kad jie kreipiasi tos pagalbos ir ją gauna. Tai gydytojų darbas yra ne tik paskirti tą gydymą ir padėti jam tuo trumpuoju periodu, bet ir tuo ilguoju laikotarpiu tikrai juos nukreipti kažkur, kad jie galėtų funkcionuoti funkcionaliai ir galėtų kokybiškai ir laimingai gyventi savo tą gyvenimą, kokio jie nori. O tie simptominiai skundai atsiranda dažnai iš to vidinio konflikto, kad jie dažnai nežino, ko jie nori, tai reikia jiem padėti ieškoti. Ir yra taip, dar pridėsiu prie to paties, kad, šiaip iš jaunimo tokia nuomonė dabar, čia depresija nesprendžiamės vaistais, čia irgi truputėlį toks mada, trendas taip vadinasi. Žodžiu, kad dabar sportuokim, sportas, sveika gyvensena, ten draugai aplinkui arba tik tais aš, ar tai išgelbėja, ar čia yra mitas, ar geriau kreiptis pagalbos?
Tai visokių tų depresijų yra. Kiti žmonės atžymi depresinės būsenas, iš kurių paskui patys išeina tuo pačiu sportu ar sveika gyvensena, nors aš pati tai nesu šalininkė labai sportiško ir sveiko gyvenimo. Tai negaliu labai čia kažko daug papasakoti, bet yra depresijų tikrai labai sunkių, kurių artimieji mato, kad yra labai blogai arba pats žmogus supranta, kad yra labai blogai, bet svarbu kreiptis tos pagalbos ne per vėlai, tai jos tikrai reikia. O jau greta to tu gali daryti bet ką, kas tave džiugina, bet, kad sportas yra kažkokia panacėja, tai ne visada pritarčiau, tikrai yra, kai reikia to gydymo, yra būsenų, kur tu kitaip, neišspręsi to. Tai labai bandyti žmogų skatinti daryti, kai jis negali to daryti ir neturi tam jėgų, nes depresiški žmonės dažnai turi norą arba kažkokią viziją, bet jie tiesiog neturi jėgų ir, negali pakilti iš tos lovos dėl savo būsenos ir nuotaikos, tai jį dažnai ir demotyvuoja tas dalykas, kai žmogus jį skatina. Tai, pavyzdžiui, pirmomis dienomis, kol pas mus yra ligoniniai žmonės, mes leidžiam jiem ir adaptuotis ir tikrai ir neverčiam jų keltis ir eiti į mankštą ar į lauką, bet paskui jau, kai jie truputį prašviesėja, ta įtampa atslūksta, tada galima pradėti juos skatinti ir aktyvinti, bet tikrai ne pirmom dienom, kol jie labai blogoj toj būklėj yra. Ačiū, čia turbūt labai svarbu yra, nes kartais šeimoje sugauna tokią atgalinį ryšį, kad eik pajudėk, taigi kas tu čia yra. Tai kartais gali labai priešingai suveikti. Ar ir draugai taip pat, ar ne? Ką čia dabar gulė? O čia depresuoja. Varykim į klubą, ar ne? Ir turbūt... Ir jie dažnai nueina į tą savikaltą, tokią, kad aš negaliu, nenoriu, neįsiu, esu blogas. Tai to daryti gal irgi nereikėtų, kažkaip rasti tą švelnesnį priėjimą ir kartu paskatinti, pasikviesti, bet jeigu atsako ne, tai turbūt neversti per prievartą. Galbūt jis tikrai iš to savo blogumo negali ir į tai atsižvelgti irgi ir tada kreiptis jau specialistų pagalbos, kurie įvertins, kokios tos pagalbos reikia. Ačiū, Agne, tau. Ačiū už nuoširdų pasidalinimą, už tavo žybančias akis, kalbant apie pacientus ir dar man tas taip, nori kažko paklausti, o aš paskui pabaigsiu. Taip, atsiprašau, kad čia įsitirpiu, bet toks atsiminiau vieną dalyką. ADHD suaugusiems Lietuvoje. Labai plati tema. Labai plati tema. Labai plati tema. Bet ar čia, nes realu, girdėjau, kad nerealu, ar kaip ir depresija kažkada buvo tokia gal situacija, kad nelabai buvo pripažinamas kaip ir dabar iš senos kartos. Tai man labai įdomu, ar ADHD suaugusiam žmogui yra. Čia tokia tema, kur gali tikrai akmenimis užmėtyti. Ir aš irgi gal prie tų senesnių šalininkų, kurie mano, kad ADHD gali būti tas polinkis į dėmesio sutrikimą, aš juo tikiu, bet jis vis tiek turi ateiti iš vaikystės ir kad ADHD diagnozuotum turi būti ir kažkokių objektyvių duomenų, kad vaikystėje buvo sunku susikaupti, išsėdėti. Bet kita vertus ieškoti tos diagnozės vardan ko? Vardan to, kad tau paskirtų gydymą, tas gydymas nėra rekomenduojamas ilgalaikiam dalykui, ilgalaikiam gydymui. Tai kažkokios krizės momentų, egzaminų išlaikymui, nebent tam trumpam periodui, bet ilgalaikiam gydymui, nėra rekomendacijų. Ir ten švaistytis tais vaistais, nėra prasmės. Kita vertus, jeigu suaugusiųjų amžiuje tu jau esi adaptavęsis, pabaigęs mokslus, turintis darbą ir turintis įgūdžių tą dėmesį sukaupti, tai kam tada tos diagnozės ieškoti? Tai aš nelabai matau tame prasmės, o kad mums visiems yra sunku susikaupti, tai yra sunku, nes to turinio yra labai daug, o dėmesio koncentracija sutrinka prie įvairių būklių ir prie psichozės, ir prie depresijos, tai reikia labai daug diferencijuoti tų būsenų. Ir yra būsenų, kur tas dėmesio koncentravimasis yra išgydomas gydant tą visą būseną, psichozę arba depresiją, o ieškoti ADHD, kai tu jau esi adaptavęsis ir pabaigęs visus mokslus, kur tau reikėjo tos dėmesio koncentracijos, o jinai tiesiog pablogėjo šiuo metu, tai turbūt nebus ADHD. Ačiū, labai geras atsakymas. Turbūt nuo savęs norėčiau savo patirties, kadangi esu kitos kartos žmogus, pasakyti, ar ne, kad kas atima iš mūsų dėmesį, kas sumažina dėmesingumą. Tai higienos nesilaikymas, vartojant geruosius daiktus, kurie yra telefonai ir ekranai. Ir jeigu stebėti save,
savaitę laiko higienos, tarkime, nenaudojant ekrano, kiek procentų pakiltų mūsų kiekvieno dėmesingumas, gebėjimas susikaupti, išgirsti, matyti ir ragauti gyvenimą. Nes ir mūsų pojūčiai nuo to dėja menkėja, tai reiškia, traukiamės ir mes, nors ir tarsi augame. Tai linkiu, Agne, tau pačių sveikiausių pacientų. Pacientams, Agnės, linkiu nuostabios gydytojos pagalbos ir priežiūros. O visiems, kurie klauso, išgirsti, įsiklausyti tai, ką patarė galybę dalykų Agnė šiandien. Ačiū tau. Ačiū labai. Ačiū Jums.